Esame kasdien įpratę šiltinti gyvenamuosius pastatus ir pramoninius objektus, tačiau šiandien turim visiškai kitokį projektą. Esame ant Mažeikių bažnyčios stogo ir kaip matote šiltiname stogą šiek tiek neįprastų būdų, tai yra iš viršaus. Istorija čia pakankamai yra ilga, bet 2004 metais buvęs uraganas Anatolijus bažnyčiai nuplėšė stogą. Ir tada vietos savivaldybė kartu su bendruomenė ieškojo labai greito būdo, kokį stogą uždengti ir kaip tai padaryti. Buvo uždengtas skardinis stogas. Deja, praėjus 20 metų jisai neišlaikė gamtos išbandymų ir vietom prarūdijo, vietom nebuvo visiškai sandarus. Dėl to stogo konstrukcija buvo pažeista. Ir šiandien tą projektą vykdome kartu su stogdengių brigada. Tai buvo nuimtas stogas, buvo pašalintas buvęs šiltinimas vata, nes vata atrodė jau vizualiai pakankamai pavargus ir jinai tikrai neatliko savo tiesioginės funkcijos. Ir šiuo metu dalinai keičiamos sugedusios gegnės, keičiamos visiškai nauja mediena. Ir bendrai buvo priimtas sprendimas stogą šiltinti Thermlock poliuretano putomis. Šiuo metu esame atlikę apie 80% visų planuojamų darbų. Ir tikimės, kad dar 2-3 darbo dienos ir šito stogo šiltinimo darbus baigsim pilnai. Įvertina tai, kad šį vasarą ypatingai mūsų nelepino orais. Reikėjo darbus derinti ne tik su stogdengių brigados pasiruošimu, bet ir su orais. Tai labai džiaugiamės, kad spėsim iki to vadinamo rudens lietingojo sezono darbus užbaigti visiškai pilnai. Kaip matote, mūsų įmonės patirtis labai plati. Dirbam pradedant gyvenamaisiais namais, baigiant pramoniniais pastatais ir visuomeninės paskirties objektais. Apšiltinti plotą 1500 m² ar 3000 m² mums tai yra visiškai įprasta patirtis. Turime ne vieną šiltinimo brigadą ir esame pajėgus įsisavinti tokio dydžio projektus su visa pilna atsakomybė, darbų sauga, reikiama techninė dokumentacija, garantijomis ir visais kitais palydinčiais dokumentais. Ieškote šiltinimo sprendimo pramoniniam ar visuomeninės paskirties pastatui? Susisiekite su mumis ir kartu bendrai surasime tinkamą šiltinimo sprendimą.